Sveiki šauliai! Ši savaitė tikrai nėra mokslo savaitė, nėra protinio darbo savaitė, o didelio aktyvaus judėjimo savaitė. Taigi tie, kurie judate, kurie darbe daug lakstote, bėgiojate, jums bus labai smagu ir kuo daugiau judėsite, tuo daugiau nuveiksite. Taigi prie rašomo stalo sėdėti šis metas nėra labai jums palankus. Na, aišku, jeigu jūsų ten ar buhalteris esate, ar raštvedys koks, kur jūs negalite niekaip atsitraukti nuo savo tos vietos, bet vis tiek raskite laiko ar įsijunkite primintuką, kad kas valandą, nors 2-3 minutės pasisukinėtumėte apie savo ašį, nedaug, bet pasilankstytumėte, tokią gamybinę mankštelę. Pamatysite, kad nuveiksite 10 kart daugiau negu įprastai. Puikus metas yra atstatyti sveikatą arba daryti kažkokias tai technikas, kurios susijusios su sveikata, tiek psichinė, tiek fizinė sveikata. Psichinę sveikatą paprastai atstato kas kvėpavimo pratimai, meditacijos įvairios. Iš tikrųjų ir joga, bet ir fizinį kūną atstato vėlgi tie patys dalykai, tai gal daugiau dar reikėtų įtraukti sporto salę, tą aktyvesnį vaikščiojimą, masažus ir visa kita, kas susiję su nesėdėjimu, judėjimu ir fizinėmis galų gale pastangomis. Taigi, brangieji, jeigu tikrai eilėraščio nesugebėsite šią savaitę išmokti, nepergyvenkit, kitą savaitę atgriebsite, viską spėsite. O dabar judėkite, lakstykite, bėgiokite, sportuokite ir tik nesėdėkite. O sėdintis viskas valandą po lašelį pajudam ir būsite sveiki, laimingi, turtingi